Sveiki, su jumis Viešdamedija LT. Kaip matot, prieš mane ir prieš jūs du grotuvai. Vienas grotuvas, tai Venstech kompanijos grotuvas Vens K1 Plus, tai yra 2016 metų naujiena. Ir Haimedia kompanijos grotuvas Q3. Tai yra 2015 metų bestselleris. Geriausiai perkamas, ne geriausiai, bet gerai, labai gerai perkamas grotuvas. Abudu grotuvai Android sistemos ir šiandien mes pabandysime pasižiūrėti, kurį grotuvą geriau įsigyti. Ar naująjį 2016 metais pasirodžiusi Vens K1 Plus, ar likti prie klasiką jau tapusių grotuvų Haimedia Q3. Pradėsime nuo valdymo pultų. Na, iš tikrųjų, valdymo pultai identiški beveik, tik tai skiriasi jų dydžiai. Vienas labai didelis, kitas mažesnis. Bet valdymo principas iš tikrųjų absoliučiai toks pat. Čia yra Haimedia Q3 kompanijos valdymo pultas, o čia Vens K1 Plus grotuvo valdymo pultas. Na, šitas pultas, aš jau kaip jau sakiau, yra plita, šitas truputį grakštesnis valdymo pultas. Iš tikrųjų, na, sunku pasakyti, matot, šitie grotuvai abudu androidiniai grotuvai ir jų valdymo funkcionalumas, galim pasakyti, beveik yra identiškas. Tai ir valdymo pultai beveik identiški. Na, vienas kitas skirtumas, nežinau, iš tikrųjų nei vienas, nei kitas asmeniškai man susižavėjimų didelio nekelia, taip kad gal nesirinkime grotuvo, žiūrėdami vien tik tai jų valdymo pultus. Padedam į šalį. Kągi, du grotuvai. Abudu verti lyderio vardo. Vienas jau ir buvo lyderis, tai yra Haimedia Q3 grotuvas, va, jau dar rantinėlę parodysiu. Buvo ir iki šiol yra labai gerai perkamas, tai yra buvo 2015 metais perkamas labai gerai, o dabar manau, kad šitas grotuvas K1 Plus, kadangi jo kaina beveik yra panaši ir šito grotuvo beveik kainos tokios pačios, manau, kad 2016 metais šitas grotuvas bus vienas iš lyderių, būtent perkamumo. Skirtumai šitų grotuvų, kaip matot, korpusas aliuminis, korpusas plasmasinis. Vienas iš pagrindinių skirtumų. Tai yra, čia, atsiprašau, čia yra Q3, čia yra aliuminis korpusas. Na, čia plasmasinis, ką padarysi, bet čia geresnis procesorius nei čia. Nors abudu yra quadra-core procesoriai, 4 branduolių, bet šis grotuvas dirba 64 bitų technologijoje, o tai jau, na, pripažinkim, yra didžiulis progresas prieš Haimedia Q3, kai ir kaina beveik yra ta pati. Kągi, žiūrim toliau. Kuo šitie grotuvai gali būti mums patrauklus? Ar vienas ar kitas grotuvas patrauklesnis? Na, iš tikrųjų, Haimedia kompanija labai turi gerą programinį įrangą, reikia tai pripažinti. Ir procesorius, kuris stovi šitame grotuve, atlieka labai gerai, susidoroja labai gerai tiek su vaizdu, tiek su garso medžiaga. Kol kas apie K1 Plus dar nieko negalim pasakyti, nes grotuvas yra tik iš tikrųjų labai naujas ir dar tik tai pradeda savo karjerą, bet patrauklios labai charakteristikos vien tai tuo, kad šitas grotuvas yra jau su Android 5 versija, o šitas grotuvas kaip ir buvo pagamintas su Android 4 versija, taip ir liko su Android 4 versija. Bet yra skirtumai tokie, kad operacinė sistema skiriasi, tai yra pa šitą grotuvą yra Android 5, pa šitą Android 4. Na ką, pradėsime lyginti pačius grotuvus. Priekinė panelė, čia pas Q3 yra įjungimo klavišas, čia jokio įjungimo klavišo nėra, įjungimo klavišas pas K1 Plus yra šičia. Pasukam grotuvus.
Čia turim USB lizdą, čia turim 4 USB lizdus. Čia turim SD kortelių skaitytuvą didelio formato, čia turim kortelių skaitytuvą mažo formato. Žiūrim užpakaliuką. Užpakaliukas. Čia turim optinį išėjimą, čia irgi turim optinį išėjimą. Čia turim tulpes, o čia irgi turim tulpes, tik tai jos išpildytos kitokiu būdu. Čia turim HDMI 1.4 versijos lizdą, o čia turime 2.0 versijos lizdą. Kągi, 1.1 plus geriau. Kaip geriau? HDMI 2.0 atitinka visas 4K aukštos raiškos, visus 4K aukštos reikalavimus. Na ir HDMI LAN lizdai bei maitinimo lizdai. Šitas grotuvas turi Wi-Fi anteną, šitas grotuvas Wi-Fi antenos neturi, bet Wi-Fi integruotą modulį turi. Taip kad grotuvas atrodo, kad ir neturi Wi-Fi, bet jis be antenos Wi-Fi turi. Pasukam šitą pusę, čia neturim nieko, o čia turim USB 3.0 versiją ir USB 2.0 versijos lizdą. Rezumuojam viską, šitas grotuvas Q3 turi 3 USB lizdus, na iš tikrųjų taip, turi vieną USB 3.0 versijos lizdą ir 2 USB 2.0 lizdus. Šitas grotuvas turi net 4 USB lizdus, bet jie yra 2.0 versijos. Va kokie yra skirtumai šių grotuvų, na, pasižiūrėjusi juos iš šono. Ir palyginus jų išėjimus ir galimybės prijungimo. Iš tikrųjų, tiek pas vieną, tiek pas kitą grotuvą galimybės yra identiškos. Skiriasi iš tikrųjų ir vieno ir kito grotuvo programinė įranga. Na, ką galima pasakyti? HiMedios grotuvas Q3 yra jau senas grotuvas, na kaip senas grotuvas. Grotuvas, kuris pakankamai ilgai yra mūsų rinkoje ir jau rekomendavo savo vardą. Tikrai geras, puikus grotuvėlis, Android sistemos, suderinamumas puikus, vaizdas puikus, garsas puikus, viskas nuostabu, neturi DTS dekoderio. Šitas grotuvas, na, jisai DTS garsą dekoduoja. Kainą tą pati rinkitės jūs. Dekoduoja kodį sistemoje, kiek aš žinau. Dar nesu pilnai labai visiškai išbandęs šito grotuvo, bet ir techninėse charakteristikose rašoma, kad šitas grotuvas DTS garsą dekoduoja. Toliau, ką dar galima palyginti šitose grotuvuose. Tiek pas vieną, tiek pas kitą grotuvą yra 1 GB RAM operatyviai atmintis. Tiek pas kitą, tiek pas vieną ir pas kitą yra 8 GB flash atmintis, todėl principo talpa jie nesiskiria vienas nuo kito. Šie grotuvai. Na, realiai šitas grotuvas yra naujesnis, jame yra daugiau naujesnių technologijų. Tuo, kad 2.0 HDMI versijos lizdas ir naujesnis procesorius, greitesnis, kuris veikia su 64 bitų programomis. Tai 64 bitų lygmenį, tai yra žymiai greičiau, žymiai geriau. Ką pasirinksite jūs, kurį grotuvą jūs įsigysite, iš tikrųjų didelės reikšmės filmų peržiūrai jums nebus. Galbūt norėčiau pasakyti, kad šis grotuvas daugiau yra pritaikytas kodį sistemai. Jisai daugiau integruotas į tą kodį sistemą. HiMedia Q3 daugiau androidinis grotuvas ir pozicionuoja būtent į Android operacinę sistemą nei K1+. Na, net ir pavadinimas K jau reiškia, kad šitas grotuvas yra kodį sistemos
Ir viskas iš tikrųjų, visi jūsų media failai ir media pramogos būtent šitame grotuvė sukasi aplink būtent kodį sistemą. Tai kai HeyMedijoje galima pasirinkti, ar jūs norit filmų žiūrėti su kodį sistema, ar norite žiūrėti su HeyMedijos media centru. Čia tokio media centro nėra, čia yra tiesiog kodė sistema, kuri viską ir aptarnauja. Tai tiek, jeigu patiko šitas video, tai spauskit, kad patiko, jeigu nepatiko, nespauskit nieko, pasistengsiu kitą kartą galbūt kažką įdomesnio nufilmuoti ir kai jums patiks, tada jūs tikrai paspauskit, kad jums patiko ir labai norėčiau, kad pakomentuotumėt. Jeigu turite kokių nors klausimų, kas liečia HeyMedia grotuvą arba K1 Plus grotuvą, tai labai laukiu jūsų komentarų. Neužmirškite ir aplankyti mūsų naujo HDmedia LT forumo. Tiesiog rašot hdamedia.lt/forumas. Ten surasti daug informacijos apie įvairius media centrus ir taip pat galėsime padiskutuoti tiek apie šį grotuvą arba apie šį grotuvą. Tai tiek, iki kito susitikimo.